Įvairiausių tipų tvoros naudojamos atitvėrimo, izoliavimo, saugumo funkcijai užtikrinti. Taip pat tai idealus akcentas individualios valdos eksterjerui, tvarkingos ir stilingos aplinkos įvaizdžiui. Nevienodas uždavinys, nevienodos galimybės ir nevienodos gretimybės renkantis tvorą. Skirtingi ir tvorų variantai parenkami tai pačiai funkcijai atlikti kelia nelengvą pasirinkimo klausimą. Tvoras galima būtų pabandyti suskirstyti į grupės pagal konstrukciją ir atitvėrimui panaudotą medžiagą, išryškinant jų tinkamumą vienokiai ar kitokiai aplinkai valdos erdvei. Pirmiausia, norėčiau papasakoti apie tvorų tipus, kurie yra dabar populiariausi. Tai būtų skardinės tvoros, tai būtų strypelių tvoros, medinės tvoros ir, žinoma, miško tinklai ir segmentinės tvoros. Norintis paprastos, tačiau neprastos tvoros, renkasi skardinės tvoros skydus, kurie užtikrina maksimalų privatumą. Paprastas montavimas, platus spalvų pasirinkimas ir ilgamžiškumas – tai viskas, ko reikia, norint turėti solidžią ir patikimą tvorą, tarnausiančią ne vienerius metus. Šias tvoras dažniausiai rekomenduojame žmonėms, tiems, kuriems reikia aklinumo, tai yra iš fasadinės pusės. Galima pasirinkti, kaip minėjau, du tipai, tai yra vertikali, gali būti vienpusė vertikali, gali būti dvipusė. Horizontalios tai yra tik tais vienas modelis, tai yra, skaitosis yra žaliuzi tipo, tai yra aklina tvora. Spalvų paletės tai yra RAL paletė visa. Kalbant apie vertikalias tvoras, tai kam reikia daugiau aklinumo, galima daryti dvipusę. Jeigu užtenka šiek tiek, tik tais dėl grožio, galima daryti vienpusę. Pirmiausia, reiktų žinoti, kokioje vietoje ta tvora stovės. Jeigu dideli nuolydžiai, tarkime sklypo, tai yra jau sudėtingesnis dalykas, tada gali su skardomis netaip gražiai atrodyti. Sklypas, jeigu norite skardos, turi būti apylygis sklypas. Dėl to, kad nebus tiesiog vaizdo iš tos pusės. Skardinių tvoralenčių tvora labiausiai reikalinga tiems, kurie nori privatumo. Skardinių tvoralenčių tvora pagaminta iš aukštos kokybės cinkuotų lankstytų plieno skydų. Tvoros skydai gali būti surenkami tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Skardinės tvoros surinkinėjamos taip, kad iš vidaus išorinė aplinka matoma pakankamai gerai, o iš išorės vidaus zona nesimato. Ši tvora nereikalauja ypatingos priežiūros. Tvoros skydai yra cinkuoti, todėl yra atsparūs korozijai. Tvoros spalvą galite pasirinkti iš RAL spalvų paletės. Skardinę tvorą įsigysite jau surinktą skyduose. Medinės tvoros dizainas siūlo daugiau variantų būtent dėl medžiagos ypatybių. Jos gali būti įvairių formų ir spalvų, dažomos visomis RAL paletės spalvomis. Tiesa, svarbu ją atitaikyti su namo spalva. Tvoros lentos nebūtinai turi būti sudėtos vertikaliai, kaip darydavo mūsų seneliai. Šiais laikais gana populiaru kloti jas horizontaliai. Paprasta mediena tai yra jau toks standartinis dalykas, kuris po kažkiek laiko bet kokiu atveju ta mediena supūna. Ir jinai nėra apsaugota nuo visokių grybelių ir visokių žalingų aplinkos veiksnių. O impregnuota giluminių ir termomediena, jos jau yra impregnuotos pramoniniu būdu. Skaitosi, iš jų yra išgarinama drėgmė, būtent ko pasėkoje ir nevyksta puvimo procesai. Kalbant apie paprastesnės tvoras, tai yra segmentinės ir tinklinės tvoros. Šitos tvoros skirtos daugiau teritorijoms, didesnėms teritorijoms, ten, kur nėra reikalingas grožis tvoros. Aptverimas atlieka funkciją tokią, kad tai yra apsisaugojimas, pavyzdžiui, jeigu yra sodyba prie miško, tai ir tinka labai tinklas, dėl to, kad sustabdo ir mažus žvėrelius, ir didesnius gyvūnus. Segmentinės tai yra daugiau skirtos pramoniniams pastatams aptverti, įmonėms. Segmentinės tvoros tai pats paprasčiausias būdas aptverti teritoriją, neprarandant tvoros apsauginės funkcijos ir estetiškumo. Suvirintos segmentinės tvoros statomos ant iš anksto pastatytų metalinių atramų, naudojant sutvirtinimo detalės. Tvirtinimo elementai leidžia reguliuoti tvoros sekcijas, nejudinant atramų. Strypelių tvoros tai jau yra šiek tiek susiję su kalviškais elementais.
galima kažkokių įkomponuoti detalių kalviškų, galima ir tai tiesiog strypelių, jinai nėra aklina, daugiau fasado papuošimui. Metalinės tvoros yra puikus sprendimas, jei norite, kad jūsų namas būtų išskirtinis. Metalinės tvoros gaminamos iš 15 ant 15 mm arba 20 ant 20 mm plieninių vamzdelių. Suvirinti tvoros segmentai gruntuojami ir dažomi norima spalva. Taip pat pagaminti segmentai gali būti cinkuojami ir dažomi milteliniu būdu visomis spalvomis pagal RAL paletę. Vartų rūšys yra dvi, tai yra varstomi vartai, yra stumdomi vartai. Faktas, kad patogiau ir populiariau dabar yra jau stumdomi vartai, dėl to, kad tiesiog tai yra patogumas, jungiasi automatika, aišku, jungiasi ir varstomiem vartam, bet automatika, ką reikėtų žinoti apie automatiką, tai tiesiog rinktis gamintoją gan žinoma. Dabar yra labai daug gamintojų, bet, pavyzdžiui, mes naudojame itališką automatiką. Automatika priklauso nuo vartų dydžio, tai yra pravažiavimas. Kuo didesnis pravažiavimas, tuo reikia galingesnės automatikos. Vartų sunkumas apsprendžia, kokios automatikos reikia. Individualios, išskirtinai jums sumontuotos tvoros – puikus būdas susikurti jaukius vienetinius namus, į kuriuos norisi sugrįžti.